Bet faktas yra akivaizdus, krepšininkas pasimti kamuolį. 3 prieš 2 Arlauskas. Johnsonas. Irgi gražu. Kai šios komandos potencialiai gali būti arti viena kitos. Ieško Watsoną. Watsonas čia pakabino kamuolį. Metimais siaubė panevėžiečių gynybą. Atsiprašau, Rokai, noriu pasakyti, kaip puikiai tenais kontaktą. Nusikeitimas gynyboje. 3 minutės 15 iki pirmojo kėlinio pabaigos. Dante Johnsonas. Gražus per. Ten rodė solidžią statistiką. Puikiai iki. Reikia idealiai sužaisti Pasvalio ekipai. Geras perdavimas, 2 taškai. Kad komandos galbūt puolimas stringa, sunkiau sekasi atrasti opcijų. Johnsonas. Čia Brendonas Stabas. Johnsonas Jarumbauskui. Kokia? Ekipos treneris, čia tolimas metimas, jis tikslo nepasiekė. Ir kalbėdamas apie varžovus, Marius Keltinavičius sakė. Reimi pašokdino Watsoną, perdavimas po krepšiu ir... Gerai krepšį šiandien Johnsonas prieš Scottą. Naudojasi. Naudami neatvažiavo, neturim žaidėjo, tai mes čia nusileisim, nes neturim, bet... Kas? Gražintas kamuolys į žaidimą, Jarumbauskas gan apmaudžiai tai prametė, bet Dante Johnsonas. Arlauskas. Johnsonas iš toli, Jordas netranka. Dėko užtvara, Watsonas Dante Johnsonui. Na tik gal porą atakų Sidarevičius. Ir tikslu. O tuo pačiu jau pamažu galime pradėti sveikinti ir Kairė pusė prasiveržė ir bloką gauna. Uojančiam LKL pirmenybėse Mažeikių basket klubui. Na ir pirmos. Dante Johnsonas. Denisevičius. Guščikas imitavo užtvarą. Iki galo Denisevičius. Į priekį pasileidžia pieno žvaigždės. Artis atė netaikliai. Johnsonas antruoju. Kairė pusė, Watsonas, geras Staniulio darbas. Pasaugojo jis komandos draugą, čia metimas iš vidutinio nuotolio. Geras Reimi perdavimas ir... Promestų metimų pavyksta pataikyti Tebui, rezultatas lygus. Sidarevičius niekaip negali jis pataikyti. Kamuolį. Sirvydis dabar atakuoja Sidarevičių ir užsidirs. Prametė. 75-50. Bet Guščikas atkovoja kamuolį, jam labai palankiai nukrito kamuolys. Ir čia. Tik tokiu būdu galėjo atsikratyti kamuoliu dabar. Varhemas Stabas netaikliai, Johnsonas kartu. Lytų taškų. Arlausko prasiveržimas, perdavimas Johnsonas. Sektas. Stabas ima kamuolį po savojų krepšiu, Kadimas Žekas pašokdina Džordžią.